Tai sveiki visi, kas prisijungia gyvai, kas klausysitės įrašo. Tai šiandien turėsim tokią labiau praktinį webinarą, nes kai pasakojau, kaip būti Dievo įrankiu čia, vienas iš pirmesnių tų webinarų, tai labiau ten buvo teorija. O po to, kiek kažkaip kalbėjau ir su įvairiais žmonėm, ir su artimaisiais, tai jiems parūpo ta praktinė dalis. Ir man pačiai jau iš tikrųjų ėjo tokia informacija ir vedimas, kad reiktų apie tai pašnekėti ir patirt, ne tik pašnekėti, apie tai, kaip susijungti su tuo subtiliuoju pasauliu, kaip tenais orientuotis, kaip pajausti savo geriau netgi, kaip čia pasakyti, prigimti ir kaip mes, pavyzdžiui, priimam signalus, kaip tiesiog mums lengviau veikti tenais. Tai pirmiausia, pradėsiu nuo to, kodėl iš tikrųjų yra svarbu susijungti su subtiliuoju pasauliu ir kodėl mes iš viso einam į šitą temą. Nes mūsų kūrinyje juda tokia kryptim, kad viskas evoliucionuoja, viskas tik juda pirmin ir mumise yra užkoduotas šitas kūrėjo noras, šitas yra planas tikrai didelis, kuriame dalyvauja jau ne tik šios visatos kūrėjas, bet ir absoliutas ir tiesiog stebi netgi daugybę kitų visatų kūrėjų. Ir mumise tiesiog dabar jau jaučiasi kiekvienoje ląsteliai būtent tas kvietimas kilti aukštyn, susijungti su savo prigimtim, pažinti tai, kas iki šiol buvo nepažinta. Ir todėl daugelis žmonių, kurie pavyzdžiui neina šituo keliu arba galvoja, kam to reikia, jie vis tiek jaus kažkokį jausmą, kad trūksta kažko. Ir būtent pradėję domėti savo gilesnėje prigimtimi ir pradeda jausti, kad geras, atsiranda prasmės jausmas, atsiranda gylio jausmas, tas, kurio ieškojo visur, įvairiausiose dalykuose, pasiekimuose, atrodo, tikrai ką įmanoma padaryti mūsų visuomenės siūlomais standartais ir atrodo, tenais vis tiek ta laimė būna trumpalaikė. Tai tiesiog mūsų toks yra kelias ir labai džiugu tiems, kurie tai jau sąmoningai suvokia ir keliauja. Tai tokia yra ta reikšmė ir mūsų tikrųjų širdies troškimų išsipildymas. Tai kuom skiriasi iš tikrųjų susijungimas su subtiliuoju pasauliu nuo paprastos meditacijos? Nes nemažai žmonių atlieka įvairiausias praktikas, tie, kurie laiko save dvasingais, sąmoningais, galbūt sėdi kažką tenais, kartoja, kokias mantras, pavyzdžiui, ar kontempliuoja į kažkokį objektą, žvakės liepsną, žodžiu, praktikų yra daugybė. Bet kodėl nemažai jų tarsi gal ir pasiekia kažkokį tai emocijų savo suvaldymą, tam tikrą savo kasdienio gyvenimą pakelia kokybę, bet tarsi aukštesnės kažkokios dimensijos ir erdvės neatsiveria. Tai tas ir yra labai įdomus niuansas. Ir kai mes tiesiog, pavyzdžiui, prisėdam ir einam į savo vidų, tai mes, jeigu nepakeliam savo vibracijos, tai mes neatveriam vadinamų vartų, eiti aukštyn, susitikti su aukštesnėmis sąmonėmis, priimti informaciją. Tai labai svarbu pirmiausia pasikelti savo vibraciją. Tai yra kaip raktas į tuos vartus. Ir kaip ir pasakojau ankstesniuose webinaruose, tai yra ne tik kažkoks vienkartinis veiksmas, kur mums visos suteiktos praktikos tikrai labai padeda tai akimirkai, tai dienai pakelti vibraciją. Pavyzdžiui, kodėl mes einam įvairius dvasinius renginius ir tenais dalyvaujam praktikose, dar ir su grupė žmonių, ta energija dar įsisuka stipresnė. Tai atrodo, kaip pakilo, net atrodo ir suvokimo lygis, ir visa būsena, bet po to, pavyzdžiui, gali ilgai nesilaikyti. Tai būtent dėl to, kad tai yra toksai kaip momentaliai tik pakelta vibracija, o kaip kalbėjau anksčiau, mūsų vibracijos lygis įsitvirtina tame aukštesnėme spektre priklausomai nuo mūsų gyvenimo būdo. Tai nuo visos, nesikartosiu iš naujo, bet nuo visos informacijos, kurią vartojam, kokias mintis kasdienės renkamės, kur fiksuojam
savo dėmesį, kaip į tai reaguojam ir panašiai. Visa tai ir kuria tokį bendrą energetinį foną, emocinį foną. Ir tada jau dažniausiai mūsų tas energetinis lygmuo vibracinis ir nebenukrenta. Jisai jau ir ten tarsi tvirtinasi ir kyla aukštyn, be abejo gali išjudinti kažkokios skirtingos netikėtumai kažkokie, bet čia jau tokias, kaip sakyčiau, išskirtiniai atvejai. Tai pakelti tai vibracijai mums iš tikrųjų Dievas suteikia tiek daug įvairiausių priemonių, net kaip pavyzdžiui žmogus tikrai per tos šimtmečius technologijas įvairiausias, kad ir prarado to savo natūralų pajautimą to subtiliojo pasaulio, bet Dievas tarsi pridėliojo pėdsakų visur aplinkui. Visur aplinkui yra jo užkoduota informacija. Tai kaip ir minėjau, mantros pakelia vibraciją, kažkokia tai kontempliacija į savo amžinybę, į savo dieviškąją prigimtį. Netgi įvairios priemonės kaip astrologija, chiromantija, numerologija, tai taip pat kaip tie vadinami Dievo pėdsakai, kuriuose galime mes atrasti įvairius atsakymus. Bet šiandien eisim pasižiūrėti, koks tas yra pojūtis ir tiesioginis ryšys, kai mums tų priemonių nereikia ir kaip patys galim gauti atsakymus. Ir kodėl aš dabar dar šneku, sakiau, kad bus praktika, nes labai svarbu ir savo proto vartus atkelti. Jeigu mumyse gyvena skepticizmas, kažkoksai tai abejonės ir panašiai, tai mūsų energetinis kanalas tarsi susiaurėja. Ir net jeigu ir bandytų pas mus prasibrauti kažkokios tai šviesos jėgos, nauja informacija, bet mūsų iš senų laikų įtvirtintas išlikimo instinktas yra taip užprogramuotas, kad jis priešinsis naujovėms, kad jis priešinsis kažkokiai nežinomybei ir gali tai traktuoti kaip pavojų. Todėl mes ir pasakojame mūsų protui, kad jis po truputį įsijungtų į tą vibraciją jau iš anksto ir kad tiesiog žinodamas jis nebespėliotų, kad čia, gal taip ir yra, gal ir nėra, bet iš tikrųjų tikrintų savimi, užčiuoptų ir užfiksuotų dalykus. Tai todėl tos, kaip ir anksčiau pasakojau, tos žinios, kas mes tokie esam, kad esam tos subtilios būtybės ne tik iš kūno, bet ir iš sielos ir iš įvairiausių lygmenų, po to tiesiog pradeda atrodyti savaime suprantama ir mums jau žymiai lengviau prieinama tada ir nauji tie gebėjimai ir visos kitos galimybės. Tai dabar ir pakviesiu po truputį jau sutelkti dėmesį į savo tą amžinąjį spektrą, savo prigimtį. Tai galime užsimerkti. Ir keliaujame į savo širdį, leisdami protui išsiplėsti plačiau, suvokiant tarsi savo plotį, kad mes esame kosminė būtybė dabar įsikūnijusi žemėje. Labai dažnai užtenka netgi vien šitą faktą prisiminti, kad suvokimo lygmuo iš buitinio peršoktų vėl į amžinybės spektrą, į žymiai aukštesnę dimensiją, taip sumažindama susitapatinimą su visais įvykiais, sureikšminimais. O taip pat šitame procese mes niekada neveikiame vieni, mes taigi ir keliaujame susitikti su mokytojais, susitikti su tais, kurie sukūrė visą šią subtilę erdvę. Todėl jie ten geriausiai orientuojasi, tai jie mus ten gali ir nuvesti. Todėl labai yra svarbu ir tuo pačiu ir labai padeda iš karto paprašyti jų, ar dar jaučiam, ar nejaučiam pagal kiekvieno jų praktikos lygį,
paprašyti mokytojų, kad padėtų mums susijungti su jais, kad padėtų susijungti su subtiliaja erdve. Pakelti vibraciją, atverti vartus. Ir kol kas niekur nesistengiam eiti, nieko nesistengiam vizualizuoti. Tiesiog tarsi iškeliam šią intenciją, šio laiko sau, laiko subtiliajam pasauliui intenciją. Atsiveriam tyram norui pažinti. Tiesiog tikėjimui tiek, kaip išeina. Nes tiek, kiek mes patys įdedam pastangų, noro, tiek mes ir galime iš tikrųjų atsiverti bei susijungti. Paprašom, kad padėtų sulygiuoti protą, jausminį kūną, mūsų fizinį kūną, šviesos kūną. Viską šios dienos patyrimui, taip kaip mums geriausia. Ir dabar pamažu pakviesiu stebėti erdvę. Kaip aš ir pasakojau savo draugams, kai tiesiog paprastai diskutavom, kai jie stebėjosi, kokia čia magija eiti ir jausti dalykus, ypač kai pasakoju, kaip kiti ir veda sesijas, pavyzdžiui, žmonėms ir gali per atstumą užfiksuoti jų informaciją, netgi ateities linijas, tai sako, čia aiškiaregystė. Tai taip, iš dalies tai yra aiškus regėjimas, vidinis regėjimas. Tai taip, kaip mes turim išorinį regėjimą ir išorinius pojūčius, lygiai taip pat turim ir vidinius, tik tais jie per daugybę metų nebuvo lavinti. Tai dabar netgi paprastai galit pajausti kambarį savo. Pradedam nuo to, kas mums pažįstama. Pajauskit, kokia temperatūra kambarį. Ar šilta, ar vėsoka. Būdami užsimerkę, pajauskit kambario dydį. Galit netgi įsivaizduoti, kaip tarsi savo dėmesio, kaip kokiam rankytėm apčiupinėjat visą erdvę, tiek, kiek visur atsiremia į sienas. Išmatuojat dydį. Galit pajausti netgi kokia atmosfera, kokia nuotaika netgi gali jaustis erdvėje. Ar tarsi oras lengvas, ar galbūt jis prisipildęs informacijos, galbūt kažkas gyvenat iš jūsų bute, jaučiat, pavyzdžiui, ir kitų žmonių kažkokią tai, ir net ne mistiškai, kad spėlioti, ten jų mintis, bet tarsi gali kambarį jaustis kažkas tarsi, kad kaip koks skersvėjis, aš taip galiu palyginti, jaučiasi, kad yra kažko kambarį. Patyrinėjom, atrodo, mūsų paprastus pojūčius ir jie niekiek netrodo magiški ar keisti. Tai dabar su tokiu pat
paprastu požiūriu einame į vidų, į tą amžinybės aspektą ir pradėkim jausti, o kokia yra vidinė erdvė. Paprašome mokytojų, kad pakylėtų mus truputį aukštyn, kad galėtume patyrinėti aukščiau negu buitinis lygmuo esančią erdvę, kad pajustume skirtumus. Leiskit savo patekti į erdvę, kur jau egzistuoja kosminiai dėsniai, kurie sustinka kosminės sąmonės. Ir taip pat patyrinėkit ją. O kokios dabar ribos? Jeigu tom rankytėm bandytumėt apčiupinėti, kaip kad prieš tai kambarį, ar įmanoma rasti ribas? Bent jau man tai jaučiasi iš karto toks didžiulis plotis. Šviesa. Ir šiame procese mes iš tikrųjų net neturim stengtis kažko vizualizuoti ar specialiai įsivaizduoti, tarsi pritempinėti kažką. Mes būnam stebėtojais. Žiūrim, kas savaime ateina į mūsų dėmesio ekraną. Kadangi mes visi esam skirtingi, pas vienus gali eiti, pavyzdžiui, labiau vaizdiniai, pas kitus gali eiti pojūčiai, pas trečius gali eiti mintis, iš karto fiksuota kažkokia informacija. Dėl to ir stebim. Patikrinkit, o gal yra kažkas šalia? Gal jaučiasi, kad kažkas yra dar kartu? Taip kaip mes galime jausti žmogų už savo nugaros, net neatsisukę, lygiai tokiu pačiu principu pajauskit, ar ten vidinėje erdvėje yra kas nors su jumis. Pavyzdžiui, aš labai dažnai pradedu apčiuopti, kad tarsi jaučiasi tam tikra spinduliuojanti meilė. Nes pas mane lankosi dažnai tokie mokytojai kaip Sanat Kumaras, Saint Germainas. Pas kitus gal, pavyzdžiui, didesnis kontaktas yra su kitokiais mokytojais ir jie spinduliuoja kitokią energiją. Tai mes galim užfiksuoti pirmą netgi tarsi jų atspalvį kažkokį, energetinį braižą. Tai aš, kai patenku į dvasinę erdvę, labai dažnai jaučiu, kad šalia yra tos mylinčios energijos. Dažnai jos net ir neprisistato niekaip, nes tam nėra jokio tikslo, tik mūsų protui įdomu. Dažnai nenori pradėti ego žaidimų kažkokių, tai net būna, kad ir specialiai nieko nesako.
bet tikrai gali pajausti kiekvienas, kas su kuo turi ryšį. Gal kažkas turi labiau iš religinių aspektų, pavyzdžiui, su Jėzumi, Marija. Kiti gal jaučia netgi tam tarsi per žemės elementus. Gali būti labai labai tikrai skirtingų formų ir skirtingų išraiškų. Tačiau viskas yra visa kalba apie tas pačias energijas ir šviesos sąmonės, trokštančias mums padėti, augti. Tai leidžiam dar minutėlę savo paklajoti po tą erdvę. Stebint galime, jeigu jaučiame, pavyzdžiui, kažkokį vedimą ar trauką, tam tikrą kryptimi, kartais atrodo, kad veda dar aukštyn, arba kažkur gilyn, arba paskui tam tikrą energiją, tai ir leidžiam savo eiti. Ir ką daryti susijungus su tuo subtiliuoju pasauliu? Kokia yra šito prasmė? Argi tiesiog susijungti ir būti? Iki šito mūsų evoliucijos taško iš tikrųjų mums tiek ir užtekdavo atrasti Dievą, susijungti su juo, leisti jam tiesiog meditacijos metu daryti pokytį mūsų struktūroj, įlieti kažkokias tai naujas energijas, naujus kodus. Tačiau dabar mums atsiveria ir kiti aspektai. Tai yra vienas, kaip minėjau, priimti, o kitas gali būti aktyviai kurti ir kažką išreikšti. Taigi, yra tokia erdvė, šiaip dažnai mes iš tikrųjų tenais patenkam, kai tik netgi susijungiam su subtiliuoju pasauliu, tai yra kvantinis laukas. Tai yra variantų erdvė, kur egzistuoja visa pasaulio informacija. Įvairiausi mūsų gyvenimo variantai. Visa praeitis, ateitis, dabartis vienu metu, nes ten tiesiog nėra laiko, nėra mūsų įprastų kažkokių vietos ir erdvės laiko skaičiavimo. Tai šitoj kvantiniai erdvėjai mes kai pakliūvam, mes galime stebėti, pirmiausia, galbūt mums nori perduoti tam tikrą informaciją. Labai yra nuostabu tenais reguliariai prisijungti, netgi vien tam, kad patikrinti, kokį mums vedimą nori pateikti. Ką nori papasakoti apie mūsų gyvenimą, pavyzdžiui, ar teisingai gyvenam, kaip skirtingos mūsų gyvenimo sritis veikia, arba netgi ryte besimeldžiant ar medituojant, gali mums duoti nuorodas apie kaip nugyventi savo šią dieną. Tai dabar, kai esame tame lauke, galite tiesiog stebėti. Ar ateina kažkoks impulsas, kažkokia informacija. Nieko netraukiant, nieko nesistengiant, paleidžiant bet kokius kažkokius lūkesčius. Tiesiog smalsiai pastebint, ar kažkas nori būti perduota.
Palaikom susitelkimą, koncentraciją, bet tik tiek. Daugiau nieko nereikia stengtis daryti. Svarbu tik nenuklysti mintimis kažkur į buitį ir išlikti ten, kur esame. Tai jeigu gavot kažkokią žinutę, galėsit pasižymėti po webinaro. Jeigu norėsit ir galėsit pasidalinti, labai įdomu. Tiesiog šiandien mūsų laikas ribotas. Tai tiesiog pristatau va tokį būdą, po to galima išsimėginti žymiai plačiau, ilgiau. Tiesiog labai įdomu tas informacijos fiksavimas tame, kad tada tikrai ir protas iš tikrųjų pajaučia, kad ateina informacija, kartais netgi tokia, kokios mes nesugalvotume, arba kur netgi kartais prieštarauja mūsų mąstymui. Ir kai mes nevizualizuojam, kad kaip būna įvairios meditacijos, eikite ten, darykite ten, pamatykite tą, įsivaizduokite tą, tai tikrai sunku suprasti, ar mes ten patys susigalvojam tos dalykus, ar jie vyksta. Tai va tokiu būdu, kai mes tiesiog stebim, tada ir vyksta toks kaip tikras procesas ir mes pasitelkdami pasitikėjimą savo pojūčiais galim iš tikrųjų nuostabių dalykų sužinoti, nuostabių patyrimų patirti ir po to dalintis net ir su kitais. Taigi, o kitas būdas yra naudotis to kvantiniu lauku sąmoningai. Nes būna, pavyzdžiui, eini į erdvę ir tylu. Tarsi viskas laukia nuščiuvę, kad tarsi tu paduok klausimą. Mes nieko kaip ir dabar neturim perduoti, bet norim sužinoti, kas tau įdomu. Tai tada mes galim sugalvoti bet kokį kažkokį klausimą. Apie savo gyvenimą ir svarbius klausimus iš tikrųjų yra sunkiausia, nes tada veikia mūsų proto filtrai. Ir įsijungia, pavyzdžiui, įvairios baimės, kad kažko nenorėtume išgirsti, arba turim tam tikrus pageidavimus, ką norėtume išgirsti. Tai pradžiai siūlau išbandyti su kokiu nors neutraliu klausimu. Tai pasipraktikuosim kartu. Ir kaip mes tai darom, aš kai patyrinėjau savo viduje, kad tai visiškai atitinka netgi mūsų fiziniam pasauliu rezonanso principą. Jeigu esat kada nors matę ar girdėję pavyzdį, kai groja, pavyzdžiui, kažkoks instrumentas, pavyzdžiui, varpelis koks nors, ir jeigu kambarį yra indų ar kažkokių daiktų, kurie iš savo prigimties skleidžia lygiai tą patį dažnį, kuris yra tame garse, tai jis irgi gali pradėti vibruoti ir tarsi skambėti netgi lentynose kažkur stiklinės. Tai va tokiu pat būdu mes kontaktuojam ir su visata, norėdami gauti atsakymus. Mes tada pajaučiam savo klausimo vibraciją. Tai dabar, pavyzdžiui, užduosiu klausimą. Kas yra žmogus? Net jeigu atrodo paprastas klausimas, bet mes tada galim atsiverti žymiai gilesniems lygmenims to klausimo. Dabar ir pajaučiam savo esatyje, va tame lauke, kokia yra vibracija to klausimo. Kas yra žmogus? Ir dabar tą vibraciją paskleidžiam į kvantinį lauką, į tą subtilę erdvę. Ir galim stebėti, kaip įvairi informacija aplinkui egzistuoja, bet tik tam tikra pradeda vibruoti tuo pačiu skambesiu, tuo pačiu dažniu ir pradeda tarsi su magnetu prisitraukti. Šitas būdas lengviausiai veikia, kai klausime kažką tiesiog su atsakymais taip arba ne. Pavyzdžiui, turim kažkokį norą, kažkokį sprendimą
kažką padaryti, pavyzdžiui, keliauti kur nors arba išeiti iš darbo ar dar ką nors. Ir galime paskleisti tą skambesį, tą vibraciją į visatą. Ir labai būna iš karto, labai lengvai jaučiasi. Arba erdvė niekur nesuvibruoja, tarsi nepagauna niekur rezonanso. Niekas nevibruoja, tuščia. Tai reiškia, visata sako, ne, šitas tavo visgi pasirinkimas, gal nelabai yra mūsų kaip ir palaikomas, nėra jame svorio ir tikslingumo. Ir tada tiesiog gali būti, kad tai yra iš mūsų proto atėjęs arba kažkokių programų, aplinkos įtakos. O būna, kad pajaučiam, vibruoja. Visa erdvė tarsi netgi pagauna tą rezonansą ir netgi pradeda didėti. Tada būna ženklas, kad atsakymas yra taip. Bet grįžtam prie mūsų klausimo, kas yra žmogus. Ir leidžiam visiškai ateiti bet kokiai informacijai pagal tą rezonansą. Pavyzdžiui, man iš karto rodo tokį vaizdinį, kai paimtų žmogaus siluetą ir atsiranda daug siluetų. Tarsi viename rodo tą daugiamatiškumą žmogaus, tos sluoksnius jo, kur pasakojau. Tarsi kokia mes esam nuostabiai kompleksiška būtybė. Tai informacija gali ateiti aiškiai, tarsi netgi nuskambėti kažkieno kaip sakinys, gali būti vaizdiniai, o gali būti dar kažkaip kitaip, kaip yra unikalu tik jums. Dėl to labai įdomu yra, kuo dažniau praktikuoti ir pradėti fiksuoti, o kaip aš tai patiriu. Ir užsirašyti šiaip irgi labai labai naudinga, tam, kad vis labiau gilintume žinias ir patys tai tarsi netgi patvirtintume. Na ką, tai patyrinėjame dabar susijungimą subtiliąją erdvę, kai einame per savo vidinį sąmonės kanalą, bet įmanoma susijungti iš tikrųjų net ir su kitų žmonių sąmonės kanalais. Įmanoma pamatyti informaciją apie juos. Šiandien neturėjom laiko, bet galima net ir pabandyti susijungti tarpusavį, pažiūrėti, ar jaučiame vienas kitą erdvėje arba savo artimuosius. Taip sakant, tą aiškiaregystę gilinti dar labiau. O po to galima su savo intencija keliauti, susijungti su Dievu, kas taip pat yra viena iš mano ateities webinaro temų. Bet dabar labai džiaugiuosi, kad pasidalinau tokiu praktikumu ir kviečiu pamažu paleisti jau savo patyrimą, sugrįžinėti į kūną, į visus tos savo sluoksnius ir siluetus, į rankas ir kojas. Pasakyti savo, kad dabar vėl fiksuosiu save materijoje. Tai iš tikrųjų svarbu, o taip teisingai sugrįžti, kad po to kažkur neskraidžiotume, nejaustume tokio kaip nesvarumo būsenos, o kad jaustumėme stabilus, įsižeminę. Tai kas norėsit, užsirašykit patyrimus, lauksiu jūsų pasidalinimu.
Galit giliai įkvėpti, iškvėpti. Ir kai būsit pasiruošę atsimerkti, taip truputį čia viską turiu jau užbaigti, nes tiesiog baigsis įrašo laikas. Tai ačiū labai, kad buvot kartu ir gražaus likusio vakaro. Iki kitų kartų.